Na, vėtrą srautą darom. Oi, vėl vyram. Nu, kasgi čia vyksta? Protingas, šaltas pats savo. Išmintingas, labai išmintingas. Bet kartu ir priklausomas. Ir susiduria su savo juodąja pusė. Ir bando joje įsiaiškinti. Žinokit, šaunu, todėl kad velnias nėra blogis. Velnias yra šios žemės materialaus pasaulio valdytojas. Bet to kiekviename mūsų yra ir Dievas, ir velnias. O va čia saviapgaulę užsiminėt, kad jūs visas pūkuotas, minkštas ir geras. Ne, jumise yra visko ir tai kaip tik atėjo metas apie tai pagalvoti. Ir priimti savyje visas šitas, galbūt ir ydas, bet jas bent jau pripažinti, kad jūs jumise yra. Ir neneigti, o suprasti, kad jos kažkodėl tai jums buvo kažkada tai naudingos ir iš jų galima pasisemti stiprybės. Nes jeigu jūs jas smerkite, atmetėt, slepiat nuo savęs, tai gaunasi tuščias reikalas. Paliekat, kaip sakoma, stiprybė tenai, nepanaudota ir, kaip resursas guli. Kam įdomu, apie ką aš kalbu. O tai ir įdomu, kad ko gero jūs įdas įrašėt net savo svajonės. Galbūt jūs buvot kažkada tai svajoklis, bet dabar galvojat, kad tai jau viskas pražuvę, nes tapot brandų suaugęs žmogus ir nėra čia ko svajoti apie gyvenimo gėrius arba apie savo svajonių išsipildymus. Na ir kodėlgi taip daryti? Todėl, kad pats paaukojot jas. Pats paaukojot savo svajonės, būtent apie tai ir kalba yra. Ir kas iš to, ką gavote? Likote protingas vienišas galbūt, net būdamas tarp visų, jūs jaučiatės vienišas. Jo, jūs protingas, logiškas, bet jūs atsisakėt būtent to, kas buvo jums skirta nuo pradžių ir kas buvo jums labai svarbu. Pats sąmoningai. Ir ką man su to visko daryti? Tai ir sudaužė jums širdį, kaip sakoma, užsidėjot šarvus, nes daugiau nebemylėsiu jokių gražių mergaičių, juokauja. Sudaužėt meilę savo, sudaužėt meilę artimų. Čia tokia istorija, kad jūsų orbitoje vis dėlto buvo moteris, kurią jūs mylėjot. Bet kažkodėl tai... ir ką? Net labai. Ir norėjot duoti meilę. Ir tai pildė jūs, ir jūs laukėt, gal dabar laukėt, kad tai viskas realizuosis. Tai kaip tik mano dėlionė ir žiūrit, tai priimkit savo svajones kaip galimybę būti joms jūsų gyvenime. Ir, vyrai būtent jų siekia, ne tik svajoja. Nes jinai jau tą svajonę, kaip tą žvaigždė jums šviečia kelrodė, žvaigždė patampa ir rodo kelią, kaip ten eiti. Taip, suprantu, kad reikalingas buvo laikas. Suprantate, čia nieko blogo nebuvo. Nieko blogo, ką jūs darėte, nebėra, tai yra tiesiog jūsų kelias, kurio jūs ėjote. Ir atėjo metas, pasirodo, tame kelyje reikalingas buvo laikas, kad tai elementariai išaugtų, sunoktų. Ir tai turbūt dabar yra taškas, kuomet galima pradėti judėti vėl į priekį. Jo, tiesiog nusibrėžėt tikslus, pasirenkat, kaip juos įgyvendinti. Tai yra tikslas. Ar būnu prie to, ką turiu, ar vis dėlto siekiu kažko tai, kas dabar ne mano rankoje. Šeima yra. Gerai, suprantu, šeima yra. Mylima. Ir kažkas tai ne visai. Šeima yra, turbūt greičiausia, moteris yra. Galbūt moteris su šeima. Bet myliu ją. Jausmų pilna. Tai kas iš to? Šalta. Gerai, šalta. Tokia pat kaip jūs. Logiškai atsiskyrusi pati savo. Ir kas iš to? Sako, nors jūs ir labai skirtingi, bet vis tiek panašus. Nes suradot vienas kito. Meilės korta atsiranda. Čia visgi gal ir šeimos priežastis, kad nenorit judėti, nes yra kita šeima, yra kita moteris. Viešpatie, ar naujiena šiais laikais.
Ir pasirodo, jūs galite jūs galite viską padaryti, nes jūs turite mago kortą savyje. Kažkaip magas jau kelintą kartą lietuvių kalba man krenta. Kas yra magas? Tas, kuris realizuoja savo norus. O instrumentai yra, gebėjimai yra. Viską galite padaryti, jeigu tik tai to norite. Ir svarbiausia, jūs ir daryti galite tik tai, ką norite, o ne kitaip. Tai pasirinkimas meilės, kuri kažkur tai buvo išsvajota iš vaikystės netgi. Aš nekalbu apie konkretų objektą moters vaizde. Bet galbūt jūs norėjote turėti santykius, istoriją savo gyvenime, būtent tokią, kurį jūs iš vaikystės išsvajota. Svajonės būna iš senai, kuomet santykis toks, koks sapnuose sapnuojasi. Tai jūs galite tai padaryti. Kortos sako, vienareikšmiškai galite. Tik tiesiog leiskite savo tai. Ir su tuo velniu, vienu žodžiu, kaip sakoma, šitą kortą, jums reikėtų išsiaiškinti. Ką išsiaiškinti? Nuo ko jūs priklausomi? Nes jis dėl to, kaip aš jau minėjau, materialaus pasaulio valdovas. Gal jūs nuo materialių gerybių, aplinkybių priklausomas, bet ar tai viskas? Ir jūs net jį bandot apgauti. Ir save išduodat, todėl, kad nesirinkat svajonių. Ir kabat šitoje fazėje pakibimo. Gerai, jums patarimai. Pirmas patarimas, stebėkite bent jau save ir aplinkinius. Svajokite. Stebėkite, mokykitės, pažinkite, svajokite. Svajonės savo irgi taip pat stebėkite, pažinkite. Įvertinkite ne kaip tuščią reikalą. Ir žinot ką, ne visai čia jūsų valiojo viskas. Jau sako, aukščiausiasis atėjo ir angelai jau trimituoja į trimitus. Pokytis jau eina. Ir iš tikrųjų prasidės kažkas artimiausių metų nuo nulio. Neįsigaskit, kad kažko tai nesuvokit šitam pasaulyje, kas ateina link jūsų. Jums tai nauja, nepažįstama, bet kartu tai ir žavės savo naujumu ir grožiu. Tai toks momentas, kai jūs išeinate nulį. Gali būti, kad taip. Ir suvokėt, ko jūs norite šitame gyvenime ir siekite tų tikslų. Ir tai bus visiškai naujas procesas, nepažintas, bet kuriame jūs surasit žavesio. Tai toksai kartais neprotingi elgesiai. Neprotingas elgesys tam tikromis aplinkybėmis, bet būtent žinot, šita korta yra man to posūkio, kaip Napoleonas ir kas ten sakė, pirmą įsiveliu į kovą, po to žiūrėsiu, kas bus. Arba dar vienas posūkis, bet jau ne jo, turbūt, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Tai rizikuosit, bet pasieksit savo tikslų. Ir tai vyks pakankamai greitai, nes jau tai viskas stovi. Tiesiog tvyro lauke energijos. Ir tai jau virsmas vyksta. Ne veltui atėjot pasižiūrėti mano dėlionės lietuvių kalba. Jeigu pastebėt, ten žiūrinčių labai mažai. Galbūt ne vieno. Iki.